Zip FM. This is radio station Zip FM, and we're back on the track as well. I wanna rock the house tonight. Yeah. Yes, sir. Justinas Jankevičius ir Rolandas Mackevičius is in with you together. Praktiškai, jeigu žiūrėtume pagal pavardės, tai galima būtų netgi pagalvoti, kad eterija Znatvilį. Taip, Mackevič i Jankevič. Bardzo najlepszej radiostancji Polska Krakowie. Nie ma Tak, i jesteśmy tutaj, zobaczyć bardzo ładna niespodzianka. Aš esu žiauriai tiesiog nusivylimas ir man gėda, kad aš esu Vilnietis ir nemoku lenkiškai. Va čia tikrai tokį trūkumėlį turi. Tai koks aš Vilnietis? Bet gerai, kad rusiškai moki, bent jau tiek, žinai. Ne, tai rusiškai, bet matai kaip, rusiškai, čia vėlgi, čia netgi jeigu, pavyzdžiui, tu esi klaipėdietis, ne? Taip. Ir nemoki rusiškai, jau esi nebetikras klaipėdietis. Arba vokiškai. Jeigu vokiškai nemoki Klaipėdoj, tai nesi tikras klaipėdietis. Taip, nes vokiečių miestas. Kad mes iš jų nufyrinam tą miestą kažkaip tai susiklošius aplinkybėms, tai čia yra šiaip mėmelisgi vokiškas miestas. Das is some true. I think. Visa architektūra yra vokiška. Nu, man Klaipėdos miestas tai labai gražus. Bet man kažkaip tai kiekvienas miestelis turi savo tokį. Man iš vis Lietuvoje. Aš tai nenorėčiau išsikraustyti jūs, tai jeigu atvirai tai pasakyti tau. Jo? O tu norėtum išsikraustyti kažkur kitur gyventi? Gal? Siekiant karjeros, žinoma. Kodėlgi ne? Į Ameriką, į rytus, į vakarus, į šiaurę ir aš galvoju pietus. šiaip arba į Bangladešą, arba į Rumuniją. Labiausiai tai patinka. Rumunija kažkaip... Rumunija norėtų būti diktatoriumi ir man patinka tos prostitutės. Lengvo elgesio. Rospritutės. Roskrindrautinės. Roskribrutės. Ne, šiaip tai, matai, kaip pavyzdžiui, į Rumuniją, kodėl aš noriu, kad kažkada tai, kai buvo tokia laida Be tabu, kurią Algis Ramanauskas su Pečiulienė, man atrodo, vedė. Tai buvo... Jeigu jie turėdavo rubriką tipo įdomybės, pasaulio įdomybės kažkaip tai. Ir jeigu yra kažkai tai bičas, kuris prie savo spenelių prisijungia akumuliatorių tenais, arba jeigu jisai liežuviu sugeba pasikasyti savo bezdužėlę, žinai, tipo, tenais, ar dar kažką. Nu, vat, visą laiką, jeigu tik tai koksai frikas, jisai geras šansas yra, kad 9 iš 10 bus iš Rumunijos. Nes ten pas jos, man atrodo, yra netgi frikų ministerija, kurie, tipo, žinai, uždirba turizmui. Frikas administration, tipo? Bent jau, kad jie turi frikų departamentą prie kultūros ministerijos, tai tikrai, net be jokių abejonių. Stipru. Bet matai, pas jos koks daugiau vyrukam pasirinkimas lieka, kai visos moteris tai lengvai uždirba pinigus. Hello, we're from Romania. Our main export is coal. And iron and freaks. And vagina, you forgot. And freaky vagina. Man with a vagina on his forehead is not good. But is okay, you buy. We have money. Take. Friend, you're my friend, take. Žinok, turiu labai gražią mergaitę vieną. Ką tu savai veiki? Kuri ieško... Ne, ta prasme, aš turiu ją išdurkė, kaip išdurkė. Kaip dažnai tu ją turi? Va dabar, man atrodo, pirmą kartą paturėsiu, nes ji puikiai tinka išdurkiai, yra graži ir spėka iš pedagoginio. Yes. Maliutka tokia visiška. Maliutka, bet su didelėm akim. Supratau, man patinka didelės akis. Ne, man patinka, kad tau patinka didelės akis. Man gali akių iš viso nebūti. A ne? Svarbu žmogus geras būtų, gali be akių būti. Ne, žmogus gali būti ir iš pedagoginės, svarbu su aukštoju jau, ne? Magistro laipsnis, kad būtų. Aš tau jau pasakojau, bet dar klausytojams pasakysiu, kad bet vėlgi, čia ne mano yra. Čia visiškai yra ne mano, suprantigi, išmislas, bet tai yra viena iš priežasčių, kodėl Viešnamis prie upės pakeitė savo pavadinimą į Lietuvos edukologijos universitetą. Jo. Zagnul. Laisvo elgesio užeiga. Tai dėl to, kad tipo, man pasako taip. Yra mergaitės, kurios visiškai ščirai laiko dievobaimingos, suprantigi, ir savo... Kaip galima šitągi pavadinti dabar
Zutka, kad nenubaustų mūsų, kai... Skersutė. Kad, reiškia, laiko skersutę po 9 užraktais ir raukų sučiaupus, žinai, supranti, kad nieko, supranti. Kalba taip. Taip. Ir perėtau. Jau tiek surauta, kad... Tai būna, kai jinai sisioja. Žodžiu, ir tipo tokios, kur visiškai iki vestuvių net nelys, kai dar galbūt pirmą naktį, žinai, tipo, bet tik tai tamsoje ir nežiūrėk, žinai. Ir tipo, tada būna tokios, kurios, tipo, jau tenais prieš vestuvės, jeigu padraugauji, žinai, kokį porą metų, nu vis tiek jau, žinai, jeigu mato, jau vis tiek apsivesti, nu, tek tos jau, žinai, pakrapysiu biskė, žinai, jau tos, kur... Duos dar šlonų palakyti. Jo tokiu, žinai, sodresniu tonu. Tada yra tos, kurios, suprantigi, užtenka su jom padraugauti, tenais kažkas tai 3 mėnesius. Tada yra tos, kurios nesiparina per 3 pasimatymą duoti. Tada yra tos, kurios per 1 pasimatymą neduoda, šitągi duoda laisvai. Tada yra tos, kurios duoda visiems ir į kairę ir į dešinę. Tada yra visiškos murvos, kurios ima. Visiškos murvos, kurios jeigu tau ir neduos, nes susirgs, tai bent jau nučiaups, nes tipo jausis tau skolingos. Ir tada yra merginos iš pedagoginio. Taip, žemyn žiūrėjau. Man dėdė prisiekiu, pasakojo šitą istoriją, bet tai jis tai yra kitos kartos žmogus. Da. Ir jau nuo tų laikų buvo aišku, kad laisvo elgesio užeiga turi geras tradicijas, bent jau barakose. Ir kaip tik turime mergaitę, kuri gyvena Lietuvos edukologijos universiteto barakose. Nori paskambinti? Labai. Va, aš tau parašiau. Ieško darbo. Rospritutę gal bandom pasiūlyti. Tokį darbą jį pasiūlyti? Rospritutės. Rosprendošt. Ne, pasiūlysim kokį nors tipo, nu žodžiu. Aš tai žinau, ką daro. Bet aš gal padarom. Bliam, ne tam nusinčiau. O Jėzus. Jo nusinčiai? Ne tam nusinčiau. Visiškai kitam žmogui nusinčiau. Palauk, tuoj. O, ištryniau. Klausai, kiek Rolando pas tave čia yra? Davai cik padarom. Davai. Nori cik gauti? Žinoma, noriu. O gal nori vakarištę užduotėlę įvykdyti visgi? Ai, asfaltuojantį bežionį. Jo. Ok. Davai. Va, žodžiu, bet su visa pagarba merginoms iš pedagoginio. Dabar, jo, Justino užduotis yra tokia, kad pokalbio metu jisai... Stereotipai yra niekas. Iš Agnės būtinai turi išgirsti frazę. Asfaltuojantį bežionį. Klausyk, negi kažkas perskambino visom pedagoginio panom. Kažkas, spekas turi visų pedagoginio panų numerį. Giovannis! Nagi. Say what, please. Ne, o perspėta, žinau. Ai, nu gerai, pasiklausom poros dainų ir taip čia Rasmis Šmėlis. Rasmis Šmėlis. Ras pie...